atvykom ką tik į garso sistemų festivalį. Čia viena sistema, ne? Jo, čia viena sistema. Geras. Stereo. Stereo. Kaip tu vertini šitą garso sistemą? Balais? Jo, balais. 5 iš 10. Tik esu gyvenime girdėjęs 5 iš 10. Bet reikėtų duoti kokius 8 gerus, stiprus 8 už kūrybiškumą, visą šitą vizualinį kūrybiškumą, tai tikrai galėčiau duoti gerus 8. Jo, vizualinis identitetas stiprus. Tikrai taip. Ką reikia eiti kitur pasižiūrėti? Būtinai. Saulutė nusišvietė. O, čia kalas sound system, va šitą čia Burako, man atrodo, chebros. Labai muzika ezoterinė tokia, ne? Nu, ne eksperimentinė, nieko nepasakysi, bet... Koks bendras įspūdis? Šitoj sistemoje, sakyčiau, aukšti yra švaresni, gražesni, bet kaip ir ano ir šitoj pastebėjau, jie vis tiek dar turi tą tokį, kur per ausis tokį gręžinti, apie aš įtariu kokių 400 Hz ar ką, nu kažkaip neišvalo tą. Norisi žemų, bet žemų tokių, nu, kaip tu pasakyti, švaresnių, judinančių, o čia vat kažkur kažkas taip rezonuoja, kad nu, ant ausų krenta, nu nemalonu, ilgiau pastovi pradeda skaudėti. Bet čia biškai eina per skrandį, per žarnas.
Nu, šičia eina, bet šičia, jeigu pastebėsi, yra muzika truputį kitokia, čia yra visi bosai ir kikas yra trumpi, tokie bum, bum. Ten, kur buvome, ten jie buvo tokie ilgi, bum, bum. Nu, čia būtų tiesiog stilistika kita muzikos, bet aukšti čia yra geresni. Tai kiek duosi balų? Nu, čia 6 duosiu. Gerai, 5-6 einam jau aukštyn, kaip sakoma. Man tai biškelį permušinėja. Nu va, einam į trečią, čia pačianais reikia. Dar va, estetinė pusė iš kitos pusės, vis tiek užsibrandinę yra Kalnas Sound System, turi savo tokį vaibelę, ne? Turi, bet sakyčiau, čia vis tiek aukšti, jie yra konai iš kažkur paimti, juose nieko naujo, tik tai dėžės jų sukaltas, bet kalimas tvarkingas. Kaip sakant, tvarkinga sistemėlė. Jo, biški žarnas labiau riečia, raito šitą sistemą, biški labiau raito. Nu, einam pažiūrėti šitą reivą, trečią vietą. Čia pažiūrėk, kas čia darosi. Čia tikrai bus geriau. Visai kitas reikalas. Čia jau žino kaip entertainment. Ezoterikos kažkokios tikrai nėra, ne? Čia nieko nėra ypatingo kažko. Čia, sakyčiau, sound systemas, kuris atvažiavus policijai būtų galima palikti laukuose ir dėl to nesigailėti. Tai čia tiesiog... Kaip vertini šitą garsą? Sakyčiau, gal silpnokas lyginant su pirmais girdėtais. Silpnokas? Jo, čia kilovatais, tai kokią 1,5 kartų mažiau. A, ne? Bet jo. Bet aukšti tokie neryškus, o ką, viduriai geri, žemas irgi kikina. Duočiau tos pačius 5. Būtų gal... 5? 5. Okay. Nu, dar pasižiūrim.
Tai tu sakai, čia nėra boso, ne? Nu, sakyčiau, silpnas bosas, nes jisai greit dingsta porą metrų, jau nebesijaučia. Čia aš manau, kad gera sound system nelaukuosi, bet kažkokiai patalpoje, kažkokiam warehouse, kažkur uždėjai, reikia kokią 100 kvadrato patalpėlę. Bet po to, viskas dingsta. Bet matai, muzika paleido kitą ir visai kitas judėjimas. Na, judėjimas, bet čia klausimas galbūt, kiek to judėjimo fanų yra susirinko ir palaikytojų. Tai kaip ir sakiau, čia klausimas, kiek kas kokių turi abonementų. Tai ir viskas. Ir kas į to savo... Kiek tai pakils? Mačiau žmonės čia laiką, kad nenuskriėtų, gal reikės ir pagelbėti. Geras. Nu ką, panašu dar 2 liko, viena iš kurių nelabai veikia, kaip suprantu. Čia veikia kas tai, ar čia neveikia, kas čia yra? Ne, čia panašu, kad neveikia. Ne, veikia. Reikės vis tiek įvertinti ir šitą. Laukiam. Sakyčiau, maža sound system, čia nėra daug kilovatų, bet jinai yra gera, švari. Ir jeigu nueisi arčiau, toliau, jaučiasi ir bosas toksai, crisp nėra toksai dull. Ir ausų neužvažia, ir aukšti gražus. A ne? Tai gerai, įvertink šitą garsą šitos sistemos. Jeigu šiaip vien tik tai garsą, ne apie stiprumą, tai aš čia duočiau kokį gerą 8. Jeigu šiaip žiūrint, trūksta truputį aukštų tokio krispiškumo, mano nuomonė. Bet jeigu turėtume šitą visą sistemą kokius padaugintume iš 5, tai čia nurungtų viską. Super. Kaip bebūtų, ne vieno fano nėra, bet pasirodo viena iš geriausių sistemų. Dažnai būna, kad less is more and more is less, galbūt nėra to žavesio, kad daug, o iš kitos pusės galbūt ir muzika nėra tam priimtina. Man atrodo, jie ruošiasi vakarui. Čia bus pagrindinis įvykis vakare. Man atrodo, jie dabar biškis ragalina su vėju. Būtų jos labai įdomu išgirsti su kokiu geru dabu. Jo, galbūt mes dar čia būsim. Ir tikrai galėsim pasimėgauti. Einam pasižiūrėti techninę pusę. Techninė pusė įspūdinga. Ne, įspūdingai, krauna yra geri stiprintuvai. Jaunatviškas maksimalizmas. Nu ką, einam toliau, įvertinsim paskutinę. Gerai.
čia kažkas tokio. Čia performansai kažkokie vyksta. Taip, čia Čia vyksta performansai kažkokie tai. ne tiek kiek garsas, čia tiek kiek yra garso dalyviai. Garso estetika, garso. Bet kaip bebūtų keista, kalbėjom apie techno, bet žiūrėk, šitas man atrodo pats tvarkingiausias. Nu, kaip iš įrengimo prasmės. Įrengimo, taip, sakyčiau, jo, tvarkingiausias, bet matosi čia gamyklinis, šiandien vargu ar darytas DIY gamyklinė sound sistema. Gerai, kaip tu vertini? Kokį balą suteiki šitai sistemai? Suteikčiau 7, bosas tikrai švarus kris, bet nežinau, gal čia taip bus statė, kad labai aukšti tokie, aukšti žemi, aukšti viduriniai labai tokie garsus. Galėtų būti mažiau, galėtų bosa daugiau, mažiau aukšto. Aha, gerai, pasižiūrim iš... Toj vėjas atidengs ir didžėjų visame jo nuogume. Aš mačiau, kad ten didžėjus ar didžėjai labai tokia ekspresyvi, labai ten... Nebereikalo jinai yra už juodos širmos. Uždaryta. Jo, vėjau daryk savo darbą, atskleisk ją. Nes man atrodo, čia kaip pikų dama, tai bus čia pikų karalius, o tenais pikų dama viduj. Čia panašiau Rikį. Labai sunku vertinti sistemas, kurios yra skirtos, pagal dydį jos yra daugiau closed air, patalpoms, ne open air, nes open air jos yra per mažas, čia kažkoks yra toks. Jo, čia tai akivaizdžiai nėra, net masės nėra, tūrio nieko. Nieko nėra, tai labai sunku netgi taip, nenorėčiau sakyti objektyviai, bet taip ir vertinti sunkokai. Bet skamba. Gerai. Bet svarbiausia tai yra neskambesys, o šio skambesio fanai. Taip, čia yra beprotiškiausi fanai, man atrodo. Čia yra atsidavėliai, visiškai atsidavėliai. Netgi jūs pasižiūrėkite į fanų įvairovę, yra ir nuo visiškų tokių undergroundčikų iki intelektualų su skėčiais ir giliom mintim suėjusių. Pažiūrėk, čia neis kaip sprendžia kokius fundamentalius klausimus šitam sound system'e, kovoja dėl gyvybės, atrodo. Man atrodo, jie labai rūpinasi žemų dažnių spikerių, kad ant jų lašas neužkristų ir išliktų jie gyvybingi ateinančioms kartoms, o nesimėgautų šią dieną. Žiūrėk. Kas čia darosi? Kaip ir sakiau, čia Pakils toj. Čia nais Go Transo festivalis. Man atrodo, čia bus tūsas, po valandos kitos čia bus. Šūnis laksto, gerai. Gerai, einam.
mėgautis savo karste, nu, tokio garso. Ne, čia yra dvetas. Dvejetas? Dvetas visiškas, tokiam reikia stiliui, tokia sound system yra dvetas. Da puitinė. Su raudonu. Ne puitinės, jos gal įdarytas, bet, nu, dvetas su raudonu tušinuku. Taip negalima tyčiotis iš džiaglosios. Ne? Visiškai. Nėra gilios apačios, nėra krispį aukštų. Aukščiau greit reikia. Jiems visiems su savo žaisliukais reikėtų eiti prie tos ten, kur tas vaikinukas labai su telefonu rūpinasi. Taip vėdų daug žiauriai geriau. Čia nieko nėra. Bees. Cannabis. African dance, yeah. Africa. Really Shiva, Makeda, you know. Makeda is around the place tonight as well, yeah. African dance, yeah. So Miss Tau rimtesnis susitaikymas. Nu va, vinilas. Šitą sistemą, sakyčiau, geras aštuonetas, to labiau suprantu, kad jinai orientuota į šito stiliaus muziką, bet šitą erdvę jinai yra per silpna. Manau, jo, manau, kad mažesnė... Čia yra prizininkas, nugalėtojas. Sakyčiau, kad, nenorėčiau taip sakyti, sakyčiau, stiprus aštuonetas, bet manau, kad prizininkas vis dėlto būtų tas mažas celofanas.